9 valandos, tuoj bus 11 minučių ir čia prieš save aš turiu Martyną Starkų. Marčių. Labas rytas, Martynai. Labas, Ramintas, sveiki, PowerHit Radio klausytojai. Kaip tu gyvuoji? Aš nuostabiai. Mes su Saulium Baniuliu jau kalbėjom, kad tau reikėtų turbūt jau kortelę duoti. Taip, abonementą, aš jau tas būsiu pastovus lankytojas. Jo, nes čia pas mus studijoje tikrai dažnai apsilankai. Marčiau, šiandien pakalbėsim ne apie tavo keliones, o pakalbėsim apie X Faktorių. Apie ką norit, aš plataus profilio kalbėtojas. Kadangi šiais metais tu tapai X Faktoriaus vedėju, perėmė šį garbingą darbą iš Marijono Mikutavičiaus, pasakyk, ar jauti įtampą? Iš tavo lūpų girdėjau šiandieną kokias 3 kartus tą frazę jaučiu įtampą, kai jūsų kolega čia taip žaismingai pradedat rytą, man buvo labai gražu stebėti jūsų tokią gražią draugystę. Ir o dėl įtampos nejaučiu, nežinau kodėl taip yra, ar tai yra blogai, ar yra gerai. Paprasčiausiai žinot, kaip man labai malonu vienas dalykas, kad X Faktorius yra ikonizuotas toks, jis iš tikrųjų yra bene didžiausias tokio žanro projektas pasaulyje. Kita vertus, vedėjo vaidmuo nėra toks labai svarbus, kaip kad 4 teisėjų. Taip, kad vedėjas gali ramiai šildytis jų šlovėje, šiek tiek taip kamputyje, šypsotis visiems, fotografuotis kartu. Tačiau paties veiksmo vedėjo nėra ypatingai daug. Taip, kad tai yra, aš jums pasakysiu, labai patogi pozicija. Ar niekada nekilo noras, dabar jau pradėjus vesti X Faktorių, ar ne, nekilo noras paimti ir pasikeisti su teisėjais vietomis? Atvirai pasakysiu, ne. Ne dėl to, kad, tarkim, kiekvienas iš mūsų, jeigu mes žiūrim sporto rungtynės, ypač krepšinio, mes žinom, ką darytume vienu ar kitu momentu. Ir kiekvienas iš mūsų turbūt žiūrėdamas atlikėją scenoje turbūt tarpusavį irgi komentuojam. Ir kaip ir tada irgi esam neblogi komentatoriai, turim savo argumentų. Tačiau vieniems tai duota galbūt, kitiem ne. Aš į šitą reikalą žiūrėčiau kitaip. Prašiausia, man atrodo, kad aš nesijaučiu ten patogiai. O tie žmonės, kurie yra ten, jie ten labai puikiai tvarkosi visko. Nemažai metų tu, Marčiau, dirbai labiau už kadro. Taip kažkaip, buvo ir kadre, bet pastaruoju metu kažkaip netaip dažnai išlįsdavai į eterį. Ar turėjai kažkokį specialų pasirengimą, ar ruošėsi tam, ar sportavai galbūt, į grožio procedūras, į kirpyklą, auginaisi barzdą, nesiauginai barzdos? Jeigu mes dabar žiūrėtume, kiek suprantu, žiūrovai, klausytojai pamatys tą vaizdą, dabar yra filmuojamas, jie pastebės mano grožio pokyčius ir tai, kiek aš spindžiu ir sprogdinu seksualumo bombą PowerHit Radio šiandieną, taip kad negalėčiau dėl to skūstis, dėl savo išvaizdos be abejo. Tam nereikia daug pastangų, tai gaunasi man savaime, dėl to aš esu pakankamai patenkintas. Turiu savo tam tikrų priekaištų, bet jie yra nedideli, aš dirbu to klausimu. Marčiau, visų pirma, aš pamiršau tave pasveikinti su dukros gimimu. Man tai įprasta, ačiū. 1, 2, 3 dukra, tai man čia šiandien. Kiek moterų dabar, jau 4 moterys tave supa namuose? Taip. Ar tu jautiesi, kad ten yra moterų valdžia? Čia minimaliai, kada nėra mamos, uošvės, auklės ir kaimynių ir draugių, panašiai. Taip. Ar tu jautiesi moterų pasaulyje gyvenantis? Kaip sakė mano draugas, kuris irgi turi, šiek tiek mažiau, jis turi 2 dukras, sakė, aš namuose vaikštau į moterų tualetą. Aha. Daug kas to pasakyta. Marčiau, žinai ką, dar prisiminkim tokius laikus, kuomet buvo tankomanija. Tai buvo labai gražus laikai. Jo, tai buvo labai gražus ir labai smagus laikai. Ar tu gali prisiminti, aš apskritai žiūriu, netgi YouTube yra viena visa laida, valandos ilgiau trukmės, šią vakar pasidalinu ir mūsų Facebook'e. Kokios jūs ten nesąmonės išdarinėjot? Tu, Marijonas, Samas ir dar vienas buvo, ar ne, vyrukas? Darius Baltušis. Jo, buvo Darius. Ir aš dabar pagalvoju, kas jums leido? Matai, mes vakar kaip tik galvojame apie tai, kolegos klausinėjo apie tuos laikotarpius, irgi tai susijęs su X Faktorium, bet turbūt dėl to, kad Marijonas, Samas ir aš eteryje dirbsime po kokių 15 metų pertraukos vėl kartu. Taip. Tai galbūt ta tangomanija yra proga prisiminti. Kas mums leido, man sunku būtų pasakyti, nes nebuvo kas neleistų. Tuo laikotarpiu mes gyvenam labai patogių laikotarpių. Tai yra, kada tarkim, pavadinkim taip, iki mūsų atsiradimų televizorius buvo gana sterilus. Mes, galbūt nieks iš televizijos valdžios nespėjo susivokti, kas vyksta eteryje, kada mūsų įsileido, o mes turėjom tiesiog eterį, dėl to kaip ir kontrolės nebuvo kaip iškarpyta laida arba nusbausto, labiau, kad tai buvo komercinis kanalas ir greičiausiai mumis pasitikėjo, plus kad
tuo metu tie reitingai nebuvo labai blogi tokios laidos ir viskas į vieną. O kaip jūs apskritai sugalvojat tą laidą? Nu, tai jūs hebra sėdėjot prie butelio ir sakot, davai einam į teliką. Ar kažkaip buvo kitaip? Nes taip atrodo, kad jūs taip ir sugalvojat. Tai buvo palaipsninis procesas. Pirmas pasirodė ten Marijonas, paskui kažkur pro šalį begrodamas pataikė Samas. Aha. Tada kažkur po kažkokios radio laidos jie mane prikalbino ten ateit. Nu, žodžiu, žinai, kaip vienas turbūt gražius pavyzdžių yra, kaip susikūrė Žasai. Ėjo į koncertą vienas ar du žmonės, savo koncertą, grupės, kuri turėjo galbūt pusę dainos dar, o pakeliui kvietė visus ir ant scenos pasirodė 18, jie visi buvo Žasai. Paskui choras, aišku, išmetė visus. Aha. Ir pasiliko geriausias draugas, ar ne? Jo, kol jų dar neišmetė. Tai va čia irgi turbūt buvo kažkoks toks procesas. Plius mes kiekvienas iš mūsų turėjom savo veiklą, aš dirbau radijoj, Samas Biksuose, Marijonas turėjo savo Bovi grupę. Mes kaip ir jau gaudėmės tose srityse, jau žiūrėjom, kas čia vyksta, jau daug maž turėjom supratimą. Ir tai buvo nesveikas, bet atsakingas huliganizmas. Mes nepridarėm visiškai baisių nesąmonių, bet ir, paklausykit, mums buvo virš 20. Tai... Aha. Aš prisimenu, ir tas vienas iškiausių turbūt tangomanijos įvykių, kuomet jūs sudaužėt Marijono mašiną. Ne, tai nėra visiškai tiesa. Marijonas tą mašiną sudaužė pats. Paskui mes ją atvežėm į Kauną ir mes ją sudaužėm dar kartą, bet jau normaliai sudaužėm su tuo polius daužančiu mechanizmu. Jūs ten dar tualete filmuodavot visokių nesąmonių. Nebuvo vietos turbūt neišfilmuotos. Taip, mums trūko erdvės. Studija mums atrodė per sterilu. Mums įdomiausia būdavo tai, kas vyksta ne studijoje. Mes žiūrėdame daug televizijos programų užsienietiškų. Tuo metu atsivėrė, iš karto po blokados atsivėrė vaizdas, mes pradėjome matyti daug užsienio laidų. Mesgi ta karta, kuri iki 91 nelabai ką matė buvom. Ir mums taiga atsivėrė pasaulis, mes klausydavom tik tai radio, ten Radio Luxembourg, kokį nors BBC Radio One. Taip. Bet tada mums atsivėrė dar ir vaizdo pasaulis ir mes, interneto nebuvo to laikotarpio ir mes stengiamės, kaip Lietuvoje nebuvo, ir mes stengiamės siurbti visą įmanomą informaciją, mokytis ir jeigu kur nors kažką pamatydom, kad va tas toj laidoj kažką padarom ir mes kažkaip panašiai, bet dar geriau, jeigu vienoj laidoj kažkas užsienio, kažkas Rėjus Kauksas atsivedė ožį, tai mes kodėl negalim atsivesti arklį ir mes atsivedėm. Jūs buvote atsivedę arklį į studiją? Buvom atsivedę arklį. Ir ką jūs veikėt su juo? Ir įdomiausia ir baisiausia tiesioginio eterio dalis, kad tuo metu, kada mes rodėm tą arklį, jisai eteryje. O Dieve. Tai. O Jėzus Marija, studijoje. Taip, bekalbant mums už nugarų. Ir mes daug kartų sukom pakartojimą ir negalėjom patikėti paskui po kelių dienų, kad jis tai padarė. Na, stresas. Nu taip. Aš esu, žinok, tiesioginėme eteryje turėjusi triušį ant rankų. Tai ačiū Dievui, kad tai vyko per generalinę repeticiją, bet tai vyko irgi, matyt, gyvūnas irgi sustresavo ir gerai, kad netiesioginėme eteryje, bet, tiek, kaip sakant, gamtiniai dalykai nesvetimi mums visiems, ar ne? Taip, ir visi tais laikais buvo vis dėlto mažiau tokios kontrolės, mažiau baimės. Šiais laikais mes bijome parodyti daug dalykų dėl to, kad yra daugybė institucijų, kurios to neleidžia. Su gyvūnais tai paprastai dabar neatsivesim, gausi baudą už gyvūnų kankinimą. Taip. To nepadarysi, nes tas įsižeis, o ten tie gali irgi netaip supras. Žodžiu, šį kartą šiais laikais yra daug sunkiau tą daryti negu anksčiau. Bet esate taip normaliai gavę velnių po kokios nors tangomanijos laidos arba siužeto? Ne, mes tiek neprisidirbdavom. Čia žinai, kas yra labai įvaizdis kaip sudaromas. Atrodo, kad tai yra visiški huliganai panašiai, bet iš tikrųjų, kai pasižiūri, nieko jie blogo nepadarė. Čia turbūt dėl to, kad dabar tokia laida, jinai visiškai paskestų bendrame kontekste, nes tokių aštrių žmonių, štai ir jūs mėgstate aštresnį žodį čia savo studijoje ir pajuokaujate šiuolaikiškai. Taip, pajuokaujame šiuolaikiškai. Jaučiate pulsą tą nūdienos. O tais laikais tai buvo keista, nes iš sterilaus staiga kažkas tokio kitokio. Ir dėl to galbūt išsiskyrėme. Gerai, ir dabar jūs susitikote po daug metų vėlgi viename ekrane, kartu tryse, tu, Marijonas ir Samas. Apie X Faktorių ir apie, jau po truputėlį pradėsiu kalbinti tave apie dalyvius, nes jau yra nufilmuota dalis X Faktoriaus, atrankos jau yra nufilmuotas ir jau sekmadienį pamatysime pirmąją X Faktoriaus laidą, tai tikrai paklausinėsiu tavęs po Calvin Harris ir Tiny Tempa Drinking from the Bottle. Ir žinoma, Marčiau, aš esu paruošus tau užduoti. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Rubrika 9:11. Šiandien pas mane lankosi Martynas Starkus. Marčiau, mes ką tik
Taip, klausau, aš įdėmėjus. Mes ką tik pakalbėjom su Marčium apie tangomanijos laikus ir dabar dar prisiminiau apie tą šukuosenas, kur ir Marijonas, ir tu tokia. Bet aš pasižiūrėjau vakar, Samas absoliučiai yra nepasikeitęs. Bet įdomiausia, kad jis nesikeičiau kiek 20 metų, kiek aš su juo pažįstamas. Nu taip, ir ta pati šukuosena, ir tokia pati išvaizda, ir nei ten rūkšlių pa žmogų nieko neatsiradė. Užsikonservavęs. Jo, tu tuo tarpu užsiauginai barzdą ir nusikirpai plaukus, tą tokį žavųjį Backstreet Boys-išką bliudelį, kurį turėjai. Na, jeigu aš dar turėčiau tiek plaukų, aš gal jį ir nešiočiau iki šiol. O Marijonas irgi tuomet buvo toks, man tai, pavyzdžiui, buvo labai gražus Marijonas. Jaunystėj. Kuriai moterys nebuvo gražus. Bet irgi, žinai, yra vyrai, kurie kuo senin, to gražin. Yra tas momentas, ačiū. Mamontovas yra toks. Marijonas, gerai, ir Martinas Starkus. Martinai, pakalbėkime apie X Factorių. Jūs vėl sugrįžot trijulę į TV3 eterį, 3. Ir jau X Factorius prasidėjo, jau prasidėjo filmavimai, jau po truputėlį aiškėja, galbūt net ir lyderiai. Aš žinau, kad tu daug ko neišduosi, bet kažką vis tiek gali papasakoti. Taip, ne vien tik tai mes 3, Rūta ir Saulius Prūsaitė. Taip, žinoma. Nepamirškim. Ir papasakok truputėlį, kokie šiais metais yra X Factorius dalyviai? Ar jie kitokie negu praėjusiais metais? Ar jie pamatė jau kažką ir kitaip viską suvokė? Ar... Aš galbūt pasikartosiu, bet ta frazė labai prasminga, kurią aš netrukus ištarsiu, nes ne frazė tiksliau, o įvadas galbūt į tai, ką aš nekėsiu vėliau, nes visuomet antro sezono sindromas yra, mes žinom, kad kada pirmą kartą tau pavyksta kažkoks darbas, antrą kartą tai pakartot labai sunku, kad būtų bent jau tam pačiam lygiai. O norisi padaryti dar geriau, dėl to prieš šį sezoną mes iš tikrųjų nerimavom. Bet dabar galiu ramiai ranką pridėjęs prie širdies pasakyti, kad iš tikrųjų šis sezonas bus tikrai neprastesnis, gal vietomis net įdomesnis. Pirmas dalykas dėl ko? Dėl to, kad labai aiškaus vieno lyderio mes nematėm dar kol kas. Galbūt dar sunku apie tai pasakyti, dar tik tai pati pradžia. O pretendentų daugiau, kurie gali sudaryti labai rimtą konkurenciją, yra. Dalyviai, kaip tu klausai apie tai, ar jie kažko pasimokė. Žinai, tu gali daug išmokti, perskaityti daug knygų, žiūrėti televizijos, kada tu ateini ant scenos, į tave šviesos ir tos 4 poros smalsių tave grežiančių akių. Tu pamiršti viską, ne tik tai, kuo tavo mama vardu, bet kas tu toks ir kur tu esi. Taip, kad tam labai sunku pasiruošti, ypač žmonėm, kurie neturi patirties jokios. Aha, bet ar yra dalyvių, kurie jau antrą kartą bando laimę X Factoriuje? Taip, yra dalyvių, kurie antrą kartą bando ir jie, matyt, labai teisingai daro, nes kada tai pernai nepasisekė ir teisėjai ne vien iš mandagumo sako, ačiū, ateik bandyk kitais metais. Ir tie žmonės bando ir galiu iškart pasakyti, kad pasisekė ne vienam patekti bent jau į kitą etapą toliau. Į stovyklą, ne? Tas antrasis etapas ir buvo stovykla. Grupės. Ar mes turėsim grupių šiais metais? Kažkokių ryškių? Nes visą laiką, man, pavyzdžiui, norisi... Aš galiu pažadėti, kad bus. Bus galbūt grupių kategorijai, net keletą grupių yra. Keletą ryškių grupių ir jos iškart krisėkis. O gal kokių berniukų grupė atsirado? Gal mergaitėms bus prieš ką paklykt? Bus berniukų, bus ir mergaičių. Supratau. Ir tau pačiam dabar, kaip vedėjui, ar tenka kartais ginti vis dėlto tos dalyvius? Ar yra tas dalykas, kad, kai jau supjauna į gabalus teisėjai, ar reikia pasakyti užtart gerą žodį? Matai, teisėjai, tai yra toks projektas, kur teisėjai nuoširdžiai dirba su dalyviais, nes jiems neužtenka tik tai pasakyti savo nuomonę ir paskui pamiršti, jie turės dirbti su tai žmonėmis ir dirbti labai ilgai. Taip, kad jie ne tik tai šou dalyviai teisėjai, jie dirba ne tik kamerom, jie dirba ir savo ir dirba dėl pergalės, jie nori laimėti, jie matė pernai, koks Samas buvo laimingas ir nori to paties. O dėl dalyvių, kuriuos supjauna, taip, būna ir griežtesnių frazių. Ir galbūt mano vaidmuo yra toks, kad aš nesakau, nesąmonė, neklausyk, ką jie išmano, tu vis tiek kietas. Ne, aš galiu tik tai padėti žmogui suvokti tą informaciją neigiamą, galbūt švelniau ją jam pateikti, kažkaip paglostyti. O buvo ašarų? Buvo ir nemažai, aš neturiu tokius marškinius, kurie šlapi visiškai. Bet, žinai, tai galbūt ir labai sveika, nes... Ypač kalbant apie jaunąją kartą, Facebooko kartą, socialinių puslapių kartą. Pasižiūrėk, kas yra. Aš patalpinau savo nuotrauką Duckface kokią nors ir dabar gaunu 30 laikų. Wow!
Gerai, diena neprapuolė, nepraėjo veltui, aš turiu. Aš kažką padariau kitką, aš gaunu dar laikų, nes nelaikų kaip ir nėra tokių neigiamų, yra pozityvas. Ir tas žmogus, jisai ateina į pasaulį, jis nelabai pasiruošęs, nes jisai ateina, jis fainas, jisai jį visi mėgsta, jis gauna tik tai laikus, laikų karta. Ir tada ateina ant tavęs ant scenos, kažkas pasako, tu nesi toksai geras. Ir jis tada iškart, wow, aš negeras. Taigi man sakė, kad aš fainas. Ta prasme, žmonės mažai paruošti ir ta kritika jiems patiems yra labai reikalinga. Tas geras smūgis į paširdžius, jisai gali padėti jiems truputį susivokti, jeigu tu protingas žmogus. Aišku, jeigu tu esi kvailys, tai tau ir tokie dalykai nepadės. Tu vėl grįši prie Facebooko ir pasakysi, tie visi durniai. Ir tau vėl gausi 30 laikų. Ir dabar tu pats, aišku, vis tiek sukiesi tame visame X Factoriaus katile ir žinai, kaip gyvena praėjusiu metu X Factoriaus nugalėtoja Giedrė. Taip, mes susitikom. Ir įrodė, kad X Factorius laimėti X Factorių yra gerai. Mes susitikom per krepšininkų sutiktuvės. Giedrė švytėjo išorinių ir vidinių grožių. Buvo labai laiminga ir aš matau bent jau tai, kad kiek X Factorius pats projektas gali padėti žmogui, jisai padeda, viskas priklauso toliau jau nuo žmogaus, žinoma, X Factorius neparuoš tau pusryčių, X Factorius tau nepaaiškins, kur važiuoti tą dieną ir nesudarys grafiko darbų. Tu turi siekti pats tą daryti, bet X Factorius tau gali pagelbėti. O iš visų tų atrankų, kurios jau vyko, ar gali pasakyti pačias didžiausias žmonių klaidas, kurie ateina ant scenos ir, gal dainuoja ir gerai, gal X Factorių tą ir turi, bet, atrodo blogai. Tarkim, kaip pavyzdys. Per didelis pasitikėjimas savim, pavyzdžiui, pasirinkti ypatingai sudėtingą dainą. Mes visą laiką sakom, kad ko negalime rinktis ateinant į X Factorių, jeigu nesi, tai yra Celine Dion arba Whitney Houston. Taip. Dabar jau Adele ir taip, maža to, kad Rūta ir jautriai reaguoja į tai, nes tai yra po šims, tai yra klasika pop muzikos ir čia jau reikia iš tikrųjų turėti tam duomenų. Tai yra per didelis pasitikėjimas. Tikėt savim gerai, iš tikrųjų. Sveikas toks įžulumas turi būti kažkokia ugnelė, kažkoks netgi tas pavadinkim koks nors mandagus galbūt netgi huliganizmas. Tai yra gerai, bet reikia įvertinti savo jėgas ir nešokti aukščiau, kol negali. O kitas dalykas, žinoma, scenos galbūt pagarba kažkokia, nes jeigu žmonės ateina visiškai tokie, ką tik, jau pro šalį, nėra ką veikti, žiūriu, iki kino dar man čia laiko ir užeisiu čia. Tai, žinoma, nieko gero. O gal tai toks, bandymas prieštarauti visai tai nusistačiusiai pop muzikos visuomeniai, kad reikia būtinai būti blizgiam, gražiam ir aš čia ateisiu visas toks kaip tiesiai iš lovos, nes mano talentas yra mano svarbiausias dalykas. Ir visiškai nesvarbu, kaip aš atrodo. Tokių ir profesionalių pavyzdžių. Mes turim pavyzdžių daugybės grupių, kurie irgi ateina su tuo pačiu megztuku 20 metų vaikšto. Galų galę, nenustebinsi to nuo Nirvanos laikų. Prisiminkim, kaip atrodė Kurtas Kobainas. Išorė netiek ir svarbu, kaip tavo elgesys svarbu, jeigu tai ateini taip atrodantis ir tu dar prie viso to kramtai gumą ir ten, ką. Tai gerai, tai tu parodyk savo talentą, visi pamirš, kaip tu atrodai tada iš tikrųjų. Ir žinoma, žmonių kultūra. Yra daugybė pavyzdžių tokio perdėto familiarumo, galbūt tokio, kada tau yra ten 18 metų. Ir tu sakai tu, ar ne? Girdi, tai ką čia? Tai gerai, pavariau. Marčiau, yra buvę iš tikrųjų, antrajame X Factorių sezone, kuomet buvo filmuojamos atrankos, ar yra buvę tokių atvejų, kada iš tikrųjų buvo įžeidinėjami komisijos nariai? Ne. Ir tai buvo malonus siurprizas man. Aš kada vyksta pats procesas, reiškia, išeina dalyvis dainuoti ant scenos, su manim lieka jie artimesni žmonės, mes stebim visą tai jau iš šalies, kaip ir per saugų atstumą. Ir tada tu gali matyti tas emocijas artimiausių žmonių. Ir nei vieno karto iš tikrųjų nebuvo taip, kad iš artimiausių žmonių būtų teisėjų adresų skirta neigiama emocija arba teisėjai kalti. Ne. Tas mane labai maloniai nustebino. Reiškia, žmonės, jie supranta, kad situacija, supranta, kad pradėti pirmą nuo savęs reikia. O patiems teisėjams neteko manyti, bet labai juokingų tokių situacijų buvo, būtent kalbant apie dialogą. Pirmoji serijoje pamastysit vieną unikalią merginą, kuri vos iš kotų neišvertė Rūtos, nes ten buvo wow. Tai buvo diskusija fantastiška, jūs jos nepražiopsosit. Jo, ir šį sekmadienį 19:30 per TV3 X Factorius. Kągi, mes dar paklausysim vieną dabar čia pasakiau kaip tas Kesminas, žinai. Na kągi. Jis tai visada sako, komentuodamas varžybas. Po Avicii ir Salem Al Fakir ir You Make Me sugrįšim su Martynu ir tuomet jau atliksim užduotį tokią labai smagią, kurią esu paruošus. Gal esi kad nors tai ir daręs, bet tikiuosi, kad ne.
9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Koks susikaupimas Martyno Starkaus veide. Užduotis, kaip ir kiekvieną kartą turint svečią. Tu pasakytų, kiekvieną dieną, kada tu turi svečių, sugalvoju kažkokių jiems nesąmonę, ne? Aš ne kasdieną turiu svečių, aš turiu kiekvieną ketvirtadienį, bet taip. Aha. Taip, aš sugalvoju kažkokių nesąmonių. Nes, suprantate, paskui žiūri mūsų klausytojai, jie gali pamatyti, nes Saulius Baniulis viską filmuoja ir fiksuoja. Tai būna, žinok, visai smagu pasijuokti. Nu, tikrai. Ir šiandien užduotis yra tokia. Aš turiu labai daug čiulpinukų, jų daviau ir Martynui, dalį daviau Martynui. Aš nuoširdžiai apsidžiaugiau, kada jinai davė man tos čiulpinukus, sakiau, wow, kaip gerai, namo netuščiom grįšiu. Nu, gal ir negrįšiu tuščiom, gal liks kažkiek. Užduotis yra labai paprasta. Mes su Martynu, žodžiu, dėsim pirmiausiai po vieną čiulpinuką į burną ir paskui didinsim jų skaičių. Ir idėja vis čiulpinuką į burną mes turėsim pasakyti frazę. Frazė yra tokia. Šį sekmadienį X Faktorius per TV3. Nu, patrumpinkim, gerai. Šį sekmadienį X Faktorius per TV3. Ir pažiūrėsim, kuriam iš mūsų pavyks susikišti į burną daugiau čiulpinukų ir pasakyti frazę, kad ją suprastų mūsų klausytojai. Viską, aišku, galėsite pamatyti, kai Saulius sumontuos filmuką. Man kažkaip tau gerai sekasi lupti čiulpinukus. Aš turiu patirties. Aš sakau, ką reiškia 4 moteris namie, žinai? Net jos valgo 2 kol kas tik, bet užtenka. Gerai, tai Marčiau, gal mes jau galim pradėti po truputėlį, aš tuomet lupsiu veiksme. Pradėkime nuo vieno čiulpinuko, ar ne? Bet nemandagus ir sako... Nesvarbu, kažką būna. Sekmadienį X Faktorius per TV3. Gerai. Sekmadienį X Faktorius per TV3. Gerai. Po vieną čia buvo. Tu neišsijimk. Laikyk tai dabar mes didinsim skaičių. Gerai, aš dedu antrąjį burną. Sekmadienį X Faktorius per TV3. Sekmadienį X Faktorius per TV3. Klausyk, tau gerai sekasi. Man žaptai dideli. Trečias čiulpinukas keliauja mano burną. O Dieve, kaip... Be variantų. Sekmadienį X Faktorius per TV3. Sekmadienį X Faktorius per TV3. Okei. Nelagai. Tau truputėlį ta filimo reakcija prasideda, per daug daiktų burnoje. Aš neturiu čia. Su popieriuku dėl. Nieko tokio. Aš neturiu čia. Aš neturiu ko tu neturi, aš neturiu namų. Gerai, čiulpinuko neturiu. O Saulė, o Dieve, nevataiku. Dedu su popieriuku. Imk aš savo. O, duok man vieną, o tu nusivai kitą, gerai? Aš galiu su popieriuku. Ačiū. Gerai. Oi. Pultas. Na. Sekmadienį. Sekmadienį X Faktorius per TV3. Sekmadienį X Faktorius per TV3. Ta prasme, 6 jau keliauja į burną, Marčiaus. Sekmadienį X Faktorius per TV3. 6 čiulpinukai Marčiaus burnoje ir jis vis dar kalba. Dedasi 7 ar 8. O, tu siaubė, ačiū tau. Tai buvo, žinau. Tai mes džiaugiamės, kad Vytaro nebuvo. Pasididesnė burnytė. Oi, taip, jisai ten kišenių ir kambarių burnoje dar atsarginių yra. Jis kai pavalgo, jisai paskui dar valgo, nes dar kažkiek lieka. Tik pažiūrkėnu, žinai, šiek tiek. Saulius Baniulis dabar čia juokėsi už kameros. Gerai, man pavyko susikišti tik tai 3 normaliai kažką pasakant ir 4 jau buvo, kaip sakant, toks jau pro šalį. Tai, Marčiau, įsitikinau, kad tu esi bet kokioje situacijoje puikus vedėjas ir galėtum... Jeigu tik pagal tai spręstume, tai taip.
Ar liko ką parvežti mergaitėms? Ne, bet yra pakeisti. Pas mane liko. Gerai, tai ačiū tau labai, Marčiau, už mūsų pokalbį ir už smagų čia žaidimą. Tikrai net atke ašarų jokiausi. Gero X-Faktoriaus šį sekmadienį 19:30 per TV3. Taip, susitiksim, iki sėkmės visiems. Iki. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta.